Sveiki, aš esu Greta. Šiandieną atliksime puikią mankštą, kuri tinka tiek rytui, tiek vakarui. Tinka tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems žmonėms. Judėsime lėtai, techniškai, neskubėdami, be skausmo, išlaikydami viso kūno kontrolę. Įkvepiam, nuleidžiam pečius žemyn. Pilvas įtrauktas, dubuo šiek tiek po savim. Įkvepiam ir su iškvėpimu leidžiam smakrą link krūtinės. Sukam galvą, smakrą, kaklą į dešinę pusę. Šiek tiek paverčiam dešinę ausį už peties, tarsi norėdami išpilti vandenį. Išsitempia kairės pusės kaklas. Iš lėto grįžtam. Sukam galvą į kairę pusę. Paverčiam šiek tiek atgal. Tarsi iš ausies ištekėtų vanduo. Iš lėto grįžtam, kartojam. Kūnas ramus, neįsitempęs. Dar po vieną kartą į abi puses. Grįžtam. Dabar prasuksime pečių sąnarius. Atsistosiu šonu, pilvas įtrauktas. Dešinės rankos delnas į kūną. Keliam dešinę ranką aukštyn, vedam atgal. Kai jaučiame, kad nebegalime, persukam delną, leidžiame žemyn. Grįžtame atgal. Ranką visada laikome kuo arčiau savęs, kuo arčiau kūno, kuo arčiau galvos. Keliame ranką. Sukame per peties sąnarį. Judesys tik iš peties sąnario. Kūnas stabilus. Stengiamės nejudėti. Kvėpuojam. Dar 2 kartai. Ir paskutinis. Grįžtam. Keičiame. Kitą dabar. Keliam ranką į viršų. Ranka kuo arčiau galvos. Persukam, sukam petį atgal. Grįžtam, neskubam. Dar 4 kartai. Paskutiniai 2. Ir 1. Atpalaiduojam pečius, kojos klubų ploti. Dabar
prajudinsime stuburą. Sukryžiuojame rankas, dedame plaštakas prie pečių. Taip. Lenkiame šiek tiek į priekį. Susisukam į kairę pusę. Lenkiamės į šoną. Šiek tiek atgal. Lenkiamės į kitą pusę. Susisukam. Lenkiamės. Ir grįžtam iš lėto. Neskubam, kartojam judesį į kitą pusę. Lenkiamės į priekį. Susisukam į dešinę pusę. Lenkiamės į šoną. Šiek tiek atgal. Lenkiamės. Susisukam. Iš lėto į priekį. Ir grįžtam. Dar pakartosime po kartą į abi puses. Lenkiamės į priekį. Paskutinis kartas į dešinę pusę. Gerai. Dabar prajudinsime klubų sąnarius. Iškeliame dešinę koją į viršų. Jei yra sunku, visada galime prisilaikyti ir daryti prie sienos arba turėti pasistatę lazdą. Kad būtų lengviau, tą patį judesį galime daryti ir klūpint keturiomis, jei yra per sunku išlaikyti balansą. Bet balansą pusiausvyrą lavinti yra labai svarbu, tad stenkimės treniruotis be pagalbinių priemonių. Iškeliame koją dešinę į viršų. Vedam į šoną, atidarom klubą. Vedam atgal iš lėto. Sugrįžtam. Keliam koją į viršų. Atidarom, niekur neskubam. Atgal. Grįžtam. Kartojam. Keliam į viršų. Grindų šiek tiek stabiliau nei ant kilimėlio, jei kilimėlis minkštas. Dar 2 kartus į tą pačią pusę. Ir paskutinis vienas. Keičiame koją, keliam kairę koją į viršų, vedam į šoną, stengiamės nesusisukti, kūnas tiesus, tik iš klubų sąnario. Dar 4 kartai. Kvėpuojam. Trys. Du. Ir paskutinis vienas. Gerai. Iškeliam rankas,
Rankos per alkūnės sulenktos 90 laipsnių. Atsistosi šonu. Suvedam alkūnės į priekį. Mentis išsiplečia. Vedam alkūnės į šalis. Mentis į priekį. Atgal. Išplečiam krūtinę, suvedam mentis į priekį. Atgal. Į priekį. Įkvepiam. 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 Dar 2 kartai. Vienas. Stovime tiesiai, keliame suglaustas rankas į viršų. Leidžiam žemyn, bet nenuleidžiam žemai į viršų. Žemyn. Keturi, 3, 2 ir 1. Atpalaiduojam. Rankas keliam į šalis ir sukam iš peties sąnario mažus ratukus į priekį. Iš peties sąnario maži ratukai. Ne rankos juda, o iš peties. Į priekį. Judesys nedidelis, kvėpuojam. Keturi, 3, 2 ir 1. Sukam atgal. Keturi, 3, 2, 1. Atpalaiduojam. Dabar taip, keliam dešinę ranką į viršų. Kairę tempsime į apačią, dešinę vesime į viršų, įstrižai į kampą. Ne kiek žemyn sukrentam, bet į viršų. Jaučiam, kaip išsitempiam mažu piršteliu į viršų, į šoną. Keičiam. Nepamirštam kvėpuoti, įkvepiam. Kartojam. Dar prasuksime riešus. Vedam delnais į lubas. Vedam plaštakas į vidų. Leidžiam žemyn. Į išorę. Grįžtam. Atidarom. Į vidų. Vedam. Iš lėto prasukam. Į vidų. Žemyn. Į vidų. Niekur neskubam. Gerai, atpalaiduojam. Prajudinsime ir pirštukus pėdų. Pėdos tvirtai prispaustos prie kilimėlio ir bandome atkelti tik pėdų nykščius. Nykščius. Keliame tik nykščius. Pirštai prispausti mažieji prie kilimėlio. Gal tai sunkoka, galbūt atsisėdus geriau pavyktų. Jeigu visgi per sunku, galime prisilaikyti rankomis pirštukus. Keliam tik nykščius.
nykščiai kyla nuo kilimėlio. Sėdime tiesiai. Tik nykščiai kyla. Jei sunku sėdėti, galime atsiremti į sieną. Tik nykščius keliam. Gali būti sunku, jei tai mums yra greičiausiai neįprastas judesys, tačiau kiekvieną dieną praktikuojantis tikrai turėtų būti vis lengviau. Dar porą kartų. O dabar kelsime tik mažylius pirštelius 4, vienos pėdos ir kitos, nykščiai prispausti ant kilimėlio. Keturi, 3, 2 ir 1. Dabar atkelsime visus pėdų pirštus ir leisime iš lėto po vieną, pradedant mažuoju. Nykščiai paskutiniai. Atkeliam. Dar 2 kartai. Ir paskutinis 1. Gerai, prajudinsime pėdas dar. Iškeliame koją ir per čiurnos sąnarį judinsime pėdą. Vedam į vidų pėdą. Pačią pėdą vedam į vidų. Žemyn. Judesiai labai lėti. Į vidų. Žemyn į šalį. Dar 2 kartai. Ir 1. Keičiam koją. Atkeliam kairę. Vedam į vidų. Iš lėto. Niekur neskubam, kvėpuojam. Stengiamės išlaikyti pečius nuleistus, nugarą tiesią. Gerai, kojos dabar ištiestos. Pirštai nuo savęs į save. Nuo savęs į save. Nuo savęs į save. Nuo savęs į save. 4, 3, 2 ir 1. Gerai, sėdame į undinėlės poziciją. Dešinė koja sulenkta priekyje, kairė atvesta atgal. Rankos priekį ar ant žemės. Va taip gali būti sudėtos, nededame tik čia, nes judėsime kairę koją. Geriausiai laikyti būtų priekyje. Taip, atkelsime kairę koją nuo kilimėlio, stengiamės nesugriūti į dešinę pusę, išsilaikyti centre, atkeliam koją, vedam į priekį, už dešinės kelio, grįžtam atgal lenkiam, bet nepadedam. Į priekį, už kelio, grįžtam atgal.
kartai. 3. 2. Ir 1. Nuleidžiam. Statom rankas, plaštakas į priekį. Ir dabar spausimės prie dešinės kojos. Spaudžiamės. Grįžtam iš lėto. Kita koja atvesta stipriai atgal. Spaudžiamės. Kaklo nelaužiam. Galva, veidas žiūri žemyn į grindis. Judesys lėtas. Kvėpuojam. Dar 4 kartai. 2 ir 1. Keičiam į kitą pusę. Kairė koja sulenkta priekyje, dešinė atgal. Atkelsime dešinę koją ir vesime už kairės kelio. Ir nebepadėsime dešinės kojos ant grindų. Visada koja ore. Keliame koją ir stengiamės išlaikyti kūną viduryje, nesugriūnant stipriai į vieną pusę. Keliam koją. Dar 4 kartai. Dar 2. Ir 1. Leidžiam koją. Taip, pasitaisome, jeigu reikia. Koja priekis sulenkta 90 laipsnių. Dešinė atvesta stipriai atgal, taip pat 90 laipsnių. Statome rankas į priekį ir spaudžiamės prie tiesios, prie priekinės kojos sulenktos. Kvėpuojam. Dar 4 kartai. 2 ir 1. Baigiame judesius šitoje pozicijoje. Dabar padarysime puikų pratimą. Atsistosime. Taip. Statysime kairę koją į priekį, dešinę atgal. Galime padėti kelią ant žemės, atpalaiduoti pėdą. Ranką statome prie kairės pėdos. Ir dabar dešinė ranka pastatyta tiesiai. Kairės bandysime alkūnę dėti ant kilimėlio. Statyti kojos dešinės pėdą ant pirštų, atkelti koją. Kairė ranka alkūnė ant kilimėlio. Atkeliam alkūnę. Atsidaro į viršų iš viršutinės kūno dalies. Grįžtam atgal, dedam alkūnę ant kilimėlio. Atsidarom
įkvepiam, iškvepiam, dedam alkūnę ant kilimėlio. Įkvepiam, iškvepiam. Dar 4 kartai. Ir paskutinis. Apimam koją rankomis iš abiejų pusių. Ir iš lėto pakylam. Dubenį spaudžiam žemyn. Suvedam rankas atgal. Sukabinam delnus. Ir ištempiam krūtinę, atvedam pečius atgal. Atpalaiduojam pečius, paleidžiam rankas. Statom galinę koją ant pėdos. Ištiesiam priekinę koją. Dedam priekinę koją ant kulno. Ir spaudžiamės prie tiesios priekinės kojos. Spaudžiamės. Priekinės kojos pirštai į save, koja tiesi. Spaudžiamės žemyn. Iš lėto sukam galinę koją ant pėdos pirštų. Grįžtam į įtupstą. Pristatom koją. Ir iš lėto apvalia nugara kyla. Padarysime viską tą patį kitai pusiai. Statom dešinę koją į priekį. Kairė atgal. Dedam galinę koją ant kelio, palaiduojam pėdą. Statome rankas į priekį. Ir bandysime dabar dešinę ranką dėti ant alkūnės, kita ranka ištiesta, dešinė ranka ant alkūnės ir suksimės iš viršutinės kūno dalies, vėl dėsime alkūnę ant žemės. Taip, atkeliam galinę koją kairę nuo kilimėlio, dedam dešinės rankos alkūnę ant kilimėlio, atsidarom. Dedam alkūnę, atsidarom. Dar 2 kartai. Ir 1. Apimam pėdą rankomis iš abiejų pusių. Ir iš lėto pakylam. Suvedam rankas už nugaros. Ištempiam krūtinę, vedam pečius atgal. Atpalaiduojam rankas. Statom galinę pėdą, pasukam, statom ant pėdos visą pėdą. Dabar ištiesiam priekinę koją. Ir lenkiamės žemyn. Priekinę koją ant kulno, pirštai į save. Lenkiamės prie tiesios kojos, pirštai pėdos į save. Ir kiek galime spaudžiamės žemyn. Pirštai į save. Grąžinam galinę pėdą, persukam ant pirštų, nuleidžiam priekinę koją, grįžtam į įtupstą. Pristatom koją, ištiesinam kelius, pasispaudžiam prie tiesių kojų, šiek tiek lenkiam kelius. Ir iš lėto apvalia nugara, slankstelis po slankstelį kyla.
Gulsimės ant šono. Kūnas turi būti tiesus, tiesi linija. Visas kūnas tiesi linija. Pilvas įtrauktas. Dedame apatinę ranką ant kilimėlio ištiestą. Galva ant rankos. Atpalaiduota. Kita ranka gali remtis į kilimėlį. Arba jeigu norime lavinti pusiausvyrą, balansą, galime laikyti iškėlę, darydami pratimą ranką virš galvos. Dabar taip kelsime abi kojas į viršų, tiesiai į viršų abi kojos, nedidelis judesys. Keliam į viršų, žemyn, nenumetam, švelniai iš lėto. Kam sunku, prisilaikom. Pečiai nesukelti, atpalaiduoti, nuleisti pečiai. 4, 3, 2 ir 1. Liekam viršuje ir dabar tik pulsuojam, nebenuleidžiam kojų. 2, 1. Nuleidžiam, šiek tiek pailsim. Dabar iškelsime kojas ir darysime lėtą judesį iškeltom kojom. Pėdų pirštai į save, nuosavės ištempsim į save, nuosavės. Pasiruošiam. Iškeliam iš lėto abi kojas, suglaustos, pėdos, pirštai į save, nuosavės. Į save, nuosavės. Du ir 1. Nuleidžiam. Ir padarysime dar vieną judesį iškeltom kojom, tarsi žirklutės. Viena koja šiek tiek eis į priekį, kita atgal. Labai nedidelis judesys, kad kūnas išliktų tiesus ir nejudėtų stuburas. Iškeliam vėl tiesias kojas į viršų ir žirklutės. Judesys lėtas, išliekam stabiliai, tiesiai. 4, 3, 2, 1. Nuleidžiu. Dabar taip, kelsimės šonu. Atkeliam viršutinę kūno dalį ir apatinę. Ranka išlieka ant kilimėlio tiesi. Leidžiamės. Keliamės. Leidžiamės. Jeigu sunku, prisilaikom, keliamės. Leidžiamės. Čia gali būti sunku išlaikyti balansą, galim prisilaikyti. 4, 3, 2 ir 1. Atsipalaiduojam. Šiek tiek pailsim. Dabar kelsimės ant alkūnės. Alkūnė po petim lygiai, ne prieki niekur, ne po savim. Po petimi. Viršutinė koja ištiesta. Apatinė sulenkta. Kūnas vis tiek lieka tiesiai, niekur nesugriūna. Dabar kelsim dubenį į viršų. Ir vesim ranką virš galvos, tempsimės, kylam į viršų, leidžiamės, keliam dubenį į viršų.
Dar 4, 3, 2 ir 1. Dabar šiek tiek padarysim pasunkintą variaciją. Kam per sunku, visada galite laikyti koją taip, kaip buvo sulenkta. Kas gali, pasistengiam bent 4-6 kartus padaryti tiesiomis kojomis šoninę lentą. Abi kojos ištiestos, apatinė koja pastatyta gale, priekinė. Taip. Kilsime ant alkūnės vėl į viršų. Ranką vesime viršutinę į viršų link lubų. Keliam dubenį į viršų tiesiomis kojomis. Leidžiam žemyn. Jeigu per sunku, galime visada viršutinę ranką laikyti ant žemės. Keliam dubenį į viršų, šiek tiek susisukama. Leidžiam. Keliam dubenį į viršų. Leidžiam. Kam sunku, darom sulenkta apatinė koja. Dar 4. 3, 2 ir 1. Baigiame ant šitos pusės, dabar keisime viską tą patį, padarysime visus tos pačius pratimus kita puse. Atsimenam, atsigulam tiesiai, kūnas tiesus, apatinė ranka ant žemės ištiesta, dedam galvą ant tiesios rankos. Jeigu tokia pozicija yra nepatogi, visada galime sulenkti ir šitaip daryti tuos pačius pratimus. Bet galime ir tiesia ranka. Dabar taip. Pirmiausiai kelsime tiesias kojas į viršų. Judesys lėtas, nedidelis, keliam kojas į viršų. Nepamirštam kvėpuoti. Dar 4 kartai. Du. Ir 1 liekam viršuje. Pulsuojam tik į viršų, nebenuleidžiam kojų. 4, 3, 2, 1. Atsipalaiduojam, šiek tiek pailsim. Dabar iškelsime tiesias kojas vėlgi. Ir pėdas į save, nuo savęs. Į save pėdos, nuo savęs. Iškeliam tiesias kojas ir laikome viršuje, juda tik pėdos. Keturi, 3, 2 ir 1. Iš lėto nuleidžiam. Ir dabar liko žirklutės. Iškelsime vėl kojas į viršų ir darysime lėtą, mažą judesį. Stuburas turi išlikti tiesus, kūnas tiesus. Mažas, lėtas judesys. Iškeliame pėdas į viršų kojas ir iš lėto. Viena koja į priekį, kita atgal. Kontroliuojam savo kūną. Keturi, 3, 2 ir 1.
Iš lėto nuleidžiam. Dabar šoninis kėlimasis. Pamenam, kelsime galvą, viršutinę kūno dalį ir kojas. Ranka išlieka tvirtai ant žemės, apatinė. Viršutinę galim dėti ant klubo, galim į viršų, jei tik išlaikom pusiausvyrą. Jeigu sunku ir jaučiam, kad nekontroliuojam kūno, ranka priekyje, prie krūtinės ant žemės. Keliamės į viršų. Dar 2 kartai. Ir 1. Atsipalaiduojam. Pavargom turbūt, nieko. Dabar kelsimės ant alkūnės. Alkūnė po pentim. Prisimenam, kad viskas turi būti labai svarbu pozicijos, kad gerai išsidėliotumėm kūną, kad nežalotumėm peties sąnario. Alkūnė po pentim. Apatinė koja sulenkta, viršutinė ištiesta, kūnas tiesus. Kelsime dubenį į viršų ir vesime ranką už galvos, virš galvos. Vedam šoną. Keliam dubenį į viršų. Išsitempiam. Dar 4, 3, 2 ir 1. Liko sunkiausia variacija, abi kojos ištiestos, viršutinė koja priekyje, apatinė atgal. Vėlgi susireguliuojam, kad niekas nebūtų išvažiavę. Ir dabar kelsime dubenį į viršų. Jeigu nėra sunku, galime vesti ranką viršutinę į lubas. Jeigu per sunku visgi, galime prisilaikyti ranką ant žemės, ant kilimėlio, bus šiek tiek lengviau. Kelsim dubenį į viršų ir šiek tiek susisuksim. Keliam dubenį į viršų, susisukam. Leidžiam. Pilvas įtrauktas. 4, 3, 2 ir paskutinis. Šitoje pozicijoje baigiame. Dabar sėsimės. Kojos sulenktos per kelius. Nugara tiesi, pilvas įtrauktas. Rankos į viršų, įkvepiam giliai oro, pečiai nuleisti, nesukeliam. Ir su iškvėpimu leidžiam rankas, apvalinam nugarą, traukiam pilvą į save. Leidžiamės ant kryžkaulio, pilnai neatsigulam, nepadedam menkščių. Ir kylam į viršų, vėl išsitempiam. Įkvepiam, apvalinam nugarą. Įkvepiam. Pėdos ant kilimėlio. Dar 4 kartai.
leidžiamės iš lėto, slankstelis po slankstelio. Kuolamės. Pėdas statom šiek tiek arčiau sėdmenų. Pėdos pečių klubų ploti. Pirštai žiūri tiesiai. Ir dabar slankstelis po slankstelio kelsime dubenį į viršų. Iš lėto. Pilvas įtrauktas, sėdmenys suimti. Ir iš lėto. Kontroliuojant, leidžiam iš lėto slankstelis po slankstelio. Nugarą žemyn vėl. Keliam. Nepamirštam kvėpuoti. Dar porą kartų ir liksime viršuje. Rankos atpalaiduotos, prie kūno, delnais į kilimėlį. Na ir dabar iškelsime dubenį į viršų ir liksime viršuje. Iškeliam dešinę koją į viršų. Ir leidžiam žemyn iki kitos kojos, ne žemiau. Keliam į viršų, leidžiam žemyn. Į viršų, žemyn. Dubens nenuleidžiam, dubuo aukštai. Du. Ir vienas. Statom pėdą. Ir iš lėto nusileidžiam. Pakartosime tą patį su kita koja. Iš lėto slankstelis po slankstelio keliame dubenį į viršų. Iškeliam kairę koją. Leidžiam žemyn. Į viršų. Žemyn. Į viršų. Dar du kartai. Ir vienas. Lenkiam koją. Statom ant grindų pėdą ir iš lėto leidžiame žemyn. Suglaudžiame kojas, vėl kelsime dubenį į viršų, išlaikysime viršuje ir atidarinėsime viršuje kelius plačiai į šalis. Pėdos išliks suglaustos, tik keliai į šalis, kai dubuo bus viršuje. Iškeliam dubenį į viršų iš lėto, keliai į šalis. Dubuo viršuje, nenusileidžia žemyn. Pėdos suglaustos, ant kilimėlio, kvėpuojam, dubuo viršuje. Keturi, trys, du ir vienas. Iš lėto leidžiame slankstelis po slankstelio. Atsipalaiduojam pilnai. Nusiraminam, pakvėpuojam. Galim užmerkti akis, atpalaiduojam dubenį. Jeigu taip gulėti nepatogu, galime ištiesti kojas. Atpalaiduojam, pajudinam pilnai kojas, galime užsimerkti. Kvėpavimas nurimsta. Visas kūnas atpalaiduotas.
Kūnas mums labai dėkingas. Iš lėto atsimerkiam. Iš lėto sulenkiam vieną koją, kitą koją. Gulime patogiai, iškeliam dešinę koją. Dedam sulenktą koją ant kairės, kelias dešinys atidarytas, klubas atidarytas į šalį. Ir pasiimam už kairės kojos. Pasiimam ir traukiam į save. Kelias turi būti į šalį, ne į vidų, į šalį. Viena ranka galime pasiimti už kojos, o kita spausti kelią į šoną. Ir kuo labiau vedam šitą koją į save, ištempiam visą sėdmenį. Keičiam. Dešinė koja, statom kairę sulenktą. Pasimam už dešinės, traukiam į save. Jeigu sunkiai sekasi, galime kitą koją paspausti į šoną, kad būtų kelias į šoną. Atidarom klubą į šalį. Atpalaiduojam. Iškeliam vieną, kitą koją. Į viršų pėdas. Ir pabandome iš vidaus pasiimti už pėdų, iš vidinės dalies. Ir spaudžiame grindis. Rankomis plaštakomis spaudžiame pėdas į grindis, keliai plačiai atidaryti. Paleidžiam. Rankos į šalis. Kojos sulenktos per kelius. Kojos į kairę pusę, galva į dešinę. Keičiam. Kojos į dešinę, galva į kairę. Dar kartą pakartojame į abi pusės. Ir paskutinis kartas. Ištiesiam kojas, rankas virš galvos vedam. Ir tempiamės. Rankomis į vieną pusę, kojomis į kitą priešingą pusę. Tempiamės, jaučiame, tarsi mus kažkas temptų žvirgą. Išsitempiam, išsitempiam. Atsipalaiduojam. Vėlgi išsitempiam. Atsipalaiduojam ir dar kartą išsitempiam. Atsipalaiduojam. Iš lėto keliam rankas į viršų. Keliam galvą, kaklą, pečius, kojos tiesios. Ir iš lėto kylam. Išsitiesiam, rankos į viršų, nugarą tiesi. Ir lenkiamės prie kojų tiesių. Pasispaudžiam. Kaklas tiesus, neužlaužiam, žiūrim kilimėlį. Iš lėto grįžtam. Sukryžiuojam kojas. Statom dešinę ranką į šoną. Ir lenkiamės. Keičiam. Dar kartą.
keičiam. Statom dešinę ranką į priekį. Ir kairę ranką užsimetam į priekį, lenkiamės į šoną. Pereinam į kitą pusę. Iš lėto per vidurį pakylam. Ir dabar tiesiomis rankomis einam į priekį, kiek galim. Jeigu galim, padedam alkūnės ant žemės. Pasispaudžiam. Ir grįžtam. Na kągi, ačiū, kad sportavote su manimi ir iki kito karto.